Iš pelenų į gyvenimą. Viešpatie, padėk man išgirsti tavo žodį, pamilti jį, suprasti ir pagal jį gyventi. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Buvo žydų šventė ir Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Jeruzalėje prie avių vartų yra maudyklė, žydiškai vadinama Betsata, turinti 5 stoginius. Juose gulėdavo daugybė ligonių, aklų, raišų, išsekusių. Ten buvo vienas žmogus, išsirgęs 38 metus. Pamatęs jį gulintį ir sužinojęs jį labai seniai sergant, Jėzus paklausė: ar norėtum pasveikti? Ligonis atsakė: Viešpatie, aš neturiu žmogaus, kuris vandeniui sujudėjus mane įkeltų į tvenkinį, o kol aš pats nueinu, kitas įlipa greičiau už mane. Tada Jėzus tarė: kelkis, imk savo gultą ir eik. Ir žmogus bematant išgijo, pasiėmė gultą ir pradėjo vaikščioti. Toji diena buvo šeštadienis, todėl žydai užsipuolė išgydytąjį: šiandien šeštadienis, tau negalima nešti gulto. Jis paaiškino: tas, kuris mane pagydė, man liepė: imk savo gultą ir eik. Jie klausinėjo: o kas tasai žmogus, kuris tau liepė: imk ir eik? Išgydytasis nežinojo, kas jis, kadangi Jėzus buvo pasitraukęs dėl minios susirinkusios toje vietoje. Vėliau Jėzus jį sutiko šventykloje ir tarė: štai tu esi pasveikęs, daugiau nebenusidėk, kad neatsitiktų kas blogesnio. Žmogus nuėjo ir pranešė žydams, kad jį išgydė Jėzus. Žydai dėl to ir persekiojo Jėzų, kad jis taip darydavo šeštadienį. Tai Viešpaties žodis. Gulėdavo daugybė ligonių, aklų, raišų, išsekusių. Ši žmonių minia, kuri guli, yra tarsi gyvūnai uždaroje patalpoje. Jie yra ligoniai, nesugeba atsistoti ant kojų, prarado tiesią laikyseną, būdingą pašnekovams su Dievu. Išsitiesę ant žemės, iš kurios kilo ir į kurią sugrįž, jie nebekyla į Dievą. Pažvelkime trupučiuką giliau į šios žmonės. Tai nėra tik tie, kurie turi fizinę negalią. Gal juose atrasime save. Aklas ir raišas žmogus yra tas, kuris nesielgia pagal teisę. Kaip psalmėje skaitome žodžius 119 psalmėje: tavo žodis žibintas mano kojoms ir šviesa mano takui. Aklas ir raišas žmogus nebemato ir nežino, kur turi eiti. Jisai negali vaikščioti. Prarado kryptį. O kaip parašyta antroje Samueliaus knygoje, 5 berods skyriuje: aklas ir raišas neįeis į namus, o tiksliau neįeis į šventyklą. Dar pora žmonių yra išsekusių, arba geriau būtų sakyti paralyžiuotų. Šie žmonės yra kaip išdžiūvę augalai. Jie yra atkirsti nuo gyvybės šaltinio ir neturi kuo maitintis. Mes krikščionys turime kvėpuoti Dievo žodžiu, ar tai atsimenam? Bet vietoj to dūstame ir savo šaknis leidžiame šio pasaulio dirvoje. Tai kaipgi aš kvėpuoju tuo Dievo žodžiu? Ir galiausiai Jėzus užklausė, ar nori pasveikti. Klausimas nes šiaip savo užduodamas. Jėzus mato, kad šiame žmoguje užgeso troškimas gyventi. O troškimas yra tarsi ranka, kuri priima duodamą dovaną.
Pavyzdžiui, Samarietės moteryje Jėzus pažadina troškimą gyvojo vandens, o šiame ligonyje pažadina troškimą sveikatos, kurios jis jau buvo atsisakęs. Tai yra jo nuodėmė - vilties stoka. Dievas yra meilė ir gyvybė, dovana, kuri dalyjasi. Kiekvienas gauna šią dovaną pagal savo troškimų dydį. Žmogus, kuris neturi troškimų, yra miręs kaip asmuo, kaip žmogus. Jis lieka nejudrus, guli, niekur nejuda. Šiandien įsivaizduokime, kad Jėzus tavęs klausia, manęs klausia, mūsų klausia. Ar tu nori pasveikti? Ar tu nori pasveikti iš savo dvasinio aklumo, iš raišumo dvasinio ir dvasinio paralyžiaus? Koks yra atsakymas mano širdyje? Sužadink savyje galiausiai troškimą, priimti jo meilės dovaną ir būti išgydytu. Iš pelenų į gyvenimą.